Labas, tai Kristina, noriu Jums labai padėkoti už vykusį maratoną 5 dienų, kuris palietė mane labai stipriai, kurio dėka supratau, kad meditacija yra nuostabus dalykas, kuris tau suteikia tiek daug, sunku net rinkti žodžius, tiek daug energijos, tiek daug ramybės, tiek daug gėrio ir šiltumo. Ir būtent, kai vyko šis maratonas, aš tikėjausi, kad čia bus tiesiog meditacija ir viskas. Labai kažko daug nesitikėjau, žinau, kad nuostabi moteris yra Kristina iš pasakojimo, vat ką Ignas yra pasakojęs. Bet kai aš prisijungiau, tai buvo labai stipru. Labai stipru, labai stiprus namų darbai, labai nuostabus namų darbai, kurie tiek leido save pažinti giliau, išnagrinėti. Dabar kalbu ir dreba balsas, nes man tikrai tai buvo labai jautru ir labai faina. Ir kaip sako Kristina, nebijokit reikšti savo emocijų, tai aš ir nebijau, ir jeigu apsiverksiu, tai čia nieko tokio, aš manau. Tai buvo tikrai labai stipru. Labai gaila, kad dviejuose laivuose, kurie vyko tiesiogiai, negalėjau sudalyvauti. Šiandien paskutinį peržiūrėjau ryte, eisiu daryti namų darbus. Ir kas liečia namų darbus, tai žinokit, darant namų darbus, tai tikrai labai buvo stipru, sakau, save pažinti dar labiau, išmokti save pažinti. Tiek daug naudos davė šitas maratonas, kad jūs net neįsivaizduoja, bent jau man tai, sakau, čia yra. Aš net negalėčiau vardinti sumos, kokia turėtų būti už tokius mokymus, už tokias praktikas, nes ta suma, jai nėra net skaičiaus, nėra šitai praktikai kažkokios skaičiaus, kaip galima būtų įvertinti. Tai, sakau, Kristina, ačiū labai. Tikriausia labai pabirę buvo mano mintys, bet tai gal ir yra natūraliausia, kai žmogus kalba iš širdies, kai kalba taip, kaip jaučia, taip, kaip išjaučia viską. Tai tu esi šaunuolė, tu esi labai stipri moteris, labai galinga, tavo energiją aš jaučiu ir dabar kalbant. Ir tokių žmonių, kurie duoda už dyką tokius dalykus, tikrai nėra. Jų yra vienetai galbūt. Tų tokių žmonių, kuriuos gali pajausti, žiūrint į juos, tu juos jauti. Tai ačiū labai, tai buvo labai nuostabu. Ačiū visiems, kurie dalyvavot. Su jūsų energija mes padarėm daugą, kiekvienas iš savęs. Tai man tai neįkainojama ir ačiū dar kartą. Jums, tau, Kristina.